Labą rytą. Išmiegojom, pavalgėm, papusryčiavom, pakuojamės daiktus ir kilsim toliau į trasą. Išmiegojom gerai, lietaus turbūt, kad ir nebuvo labai smarkaus. Viskas good, renkamės, šmutkės ir lėksim toliau. Išvažiavom iš savo nakvynės vietos, atsisveikinom su šeimininkais, labai malonų žmonės, pakalbėjom, sakė good luck, šiandieną visą dieną prieš vėją reiks minti, o vėjas 16 metrų per sekundę rodo. Bus ką veikti. Iki dabar sekančio checkpointo mūsų 19 kg. Let's go! Let's go! Kapojam prieš vėją. Eina sau. Kaip einasi, ką? Dabar gerai, po vėjų įvažiuojam. Į nugarą vėjukas pučia. Oba! Vėjukas į nugarą, tai biškį galim pailsėti. Kiek čia mums liko? 1,5 kilo kažkur iki meteoritų kraterio. Eisim apžiūrėti. O kaip čia giliai. Gilis tai koks, nežinau, 15-20 metrų jaučiu nuo viršaus čia. Atvarėm į Hesburgerį biškį kalorijų pasikrauti ir žiūrim, kad į minusą einam. Tai va, laukiam, užsisakėm, pavalgysim, dar nueisim vandens nusipirkti ir judėsim toliau. Nu, skanaus. O dabar pavalgysim. Pasiekėm sostinę, važiuojam dabar prie pilies gynybinės, apeisim, žiūrėsim. Nu šiandien sunkiai, baisiai sunkiai, visą dieną priešinis vėjas ir dar stiprus, toks, nežinau, 12-15 metrų kaip nieka. Sustoji šalta, mini karšta.
koskevat ihmiset, keneitä on saaren alueessa tuki. Aasta konsulenttin seikkailun osalliseksi tarjoamista. Kas? Problem. Vėtra. Vėjas pūtė. Jo, ir dar pūs. Gerai, judam. Dar negali muzikos leisti. Sugausim copyrightą. Nenormaliai! O Jėzau, jau. Biškį vitaminų sutaisysim atsigavimui. Likučiai. Vėjas. Bele kaip šiandien, bele kaip. Vienas iš Vyturių salos. Nu, Justai, kur energija tavo? Įkalk magnių. Dabar nenoriu. Ieškom nakvynės vietos jau. Nelabai čia mums sekasi kol kas. Šabakštynai visokie. Čia pažiūrėsim, kas čia gero. O, Jėzau. Jo, palapinių negalima. Jau, antras dublis. Nėra vietos. Važiavom, nusileidom nuo kalno. Pelkė, karoči, didžiausia. Be šansų pravažiuoti. Bris tikrai nebrisim. Dabar grįžti į kalną. Karoči. 800 metrų iki pagrindinio kelio. Jau numynėm 7-8 kilus, 8 valandos, dar nerandam kur nakvoti. Tai dabar trečias variantas, 12 kilų iki kitos vietos. Nu žodžiu, sunkiai šiandien tas vėjas, dar čia. Nu kaip nors. Judam, dar neradom vietos, dar ieškom. Bet jau liko 3,6 km, tikimės, kad jau ten bus tinkama.
Trečias dublis. O, blemba, da mašina parvažiuoja. Strauks, senelis. Hello. Nu, o, viskas, čia jau tikrai stosim, nes jau nebėra jėgų visiškai. O. Ant jūros kranto bus. Oi, tu savo, kai gerulis, ką? Oi, blemba. Nu, tinka? Man dabar jau bet kas tinka. Arba nulimta figūračio. Rytoj tenais į tą švyturį. Oi. Šties. Ruošiamės, statomės, kuriamės. Pasistatėm pagaliau palapinę ant jūros kranto. Ištėlis sausą davinį darosi pavalgyti. Aš košės kokios įsivirsiu turbūt. Nu ir ką, reisim ilsėtis. Dviračiai pastatyti. Šiandien numynėm be 1 kilometro, man atrodo, ar be kelių šimtų metrų. 90 kilų. Nu, žodžiu, diena buvo sunki. Vėjas, bele koks. Priešpriešinis, visą dieną. Visą dieną priešpriešinis vėjas. Kiek mes trukom, ten 6 valandas, gal ne? Ar mažiau biškelį. Nu, žodžiu, pavargė bele kaip. O rytoj tikslas ten prie švyturio ir paskui kita pusė toliau. Ką bus šiai dienai tiek. Prenumeruokit, komentuokit, dalinkitės. Man tai labai svarbu. Ane? Jūs tai irgi svarbu. Tai ką, iki rytojaus.